Šiame vaizdo įraše paaiškiname, kaip gali pakeisti savo naudą Satoshi K. Tai yra premija, kurią tu gauni kiekvieną dieną Satoshi K. Kaip gali juos pakeisti į Bitcoin su K, nes Satoshi K turi tiltą, tai yra pora. Su Bitcoin su K, su 0 fi ir 0%. Taigi pirmiausia, ką darome, tai įvedame PancakeSwap Finance mūsų paieškos sistemoje. Tokiu būdu pateksime į PancakeSwap. Labai svarbu teisingai parašyti PancakeSwap Finance ir įsitikinti, kad jis parašytas tinkamai. Kai jau esame PancakeSwap, paspaudžiame mygtuką Connect. Mygtukas Connect mums padeda prijungti mūsų piniginę. Kai prijungėme savo piniginę, matome BNB Kake porą ir mes turime įvesti porą, kur BNB turime įrašyti Satoshi K, kurį jau pridėjome prie PancakeSwap. Ir turime pridėti ten, kur rašo, kad reikia pridėti Bitcoin. Jei jo neturime pridėto arba anksčiau nepridėjome, išmokstame, kaip jį importuoti. Labai paprasta. Visų pirma, ką darome? Turime eiti į Manage Token, ką matote ten, ir į oficialią Bitcoin Finance svetainę. Eikime ten, kur yra sutartis. Paspaudžiame. Šis vaizdo įrašas yra puikus būdas išmokti, kaip pridėti tokeną ir prie PancakeSwap. Taigi, iš Bitcoin Mundo Finance sutarties einame čia į VCSCAM, kopijuojame nuorodą. Tai yra Bitcoin sutarties nuoroda. Ir grįžtame į PancakeSwap. Įdedame jį į paieškos sistemą ir jei jis neišlenda, einame į Manage Token. Ką matai? Manage Token čia. Ir mes pasirinkame tokenus ir pridėsime. Tokiu būdu pamatysite, kad galime jį importuoti. Gerai, mes jį turėsime. Šiuo metu jau turime Satoshi porą, kurią norime parduoti, tai yra mūsų kasdienės gautos premijos. Galime parduoti kartą per mėnesį, kas 6 mėnesius kartą per metus, kas savaitę, kaip tik norime. Įrašome Satoshi K ir turime Bitcoin vertę su K. Matote apačioje ir tada matote, kad slipačk yra 0,1. Jei atkreipiate dėmesį, rašo 0,1. Labai svarbu, kad tai pamatytumėte. Paspaudžiame čia, kad pamatytumėte, kaip tai redaguoti ir matote, kad yra nustatyta 0,1. Mes nustatome 0,1. Kai sleidimas bus nustatytas į 0, mes pakeisime. Paspaudžiame mygtuką Keičiamės. Ir tokiu būdu patvirtinamas keitimas. O kai pasirodo žalia langas, kaip matote viršuje, tai reiškia, kad keitimas įvyko puikiai. Ką dabar darysime? Taigi, grįžtame prie mūsų balanso ir pažiūrėsime, kaip pakeitėme Satoshi K dalį iš tų dviejų ir K. Ir turime Bitcoin su K. Čia matome, kad turime 19,71 Bitcoin su K. Labai ačiū. Tai yra vaizdo pamoka. Bitcoin Finance svetainėje turite daugiau tokių vaizdo pamokų.